Sveiki visi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti organizatoriai už galimybę prisidėti, už pakvietimą ir galimybę prisidėti prie šio renginio, tai ačiū Jums. O atstovauju įmonę UAB Horeca sprendimai, mes surinkame ir perdirbame maisto atliekas. Esu Erika Kašėtaitė, aplinkosaugos procesų ir kokybės vadovė. Tai šiandien norėčiau dar pakalbėti apie maisto atliekų tvarkymą būtent viešo maitinimo įmonėse. Pagrindinės temas, kurias norėčiau šiandien apžvelgti, tai kokios taikomos prievolės, kaip tai įgyvendinti paprastai ir kokia nauda verslui. Noriu paminėti, kad visos viešo maitinimo įstaigos, kurios teikia maistą viešajam sektoriui, privalo maisto atliekas rinkti jų susidarimo vietoje ir atliekas perduoti teisėtiems, patvirtintiems maisto atliekų tvarkytojams. Bet šiandien mes susidurime su kita problema, kad maisto atliekos metamos į bendrą atliekų srautą, naudojami gyventojams skirti maisto atliekų konteineriai, neturi atskirų sutarčių su atliekų tvarkytojais. Atrodo tai paprasta ir lengva, bet iš tikrųjų ne, nes atsiranda pasekmės, kad didesni kaštai. Tai reiškia, kad didėja bendro atliekų srauto kiekiai, tai vadinasi, kad tą bendrą atliekų srautą reikia sutvarkyti ir dėl to didėja didesni kaštai. Toliau atsiranda higienos problemos, kad maisto atliekos labai greitai pradeda skleisti kvapus, dėl ko atsiranda ir kenkėjų rizika. Toliau įspėjimai ir baudos, nes aplinkosauga ir veterinarija daro periodinius, planinius ir neplaninius patikrinimus, kurių metu galima gauti įspėjimus arba baudas. Pereikime prie prievolių, tai valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos taikomos prievolės, tai didelis dėmesys skiriamas į talpas. Jos turi būti uždaros, sandarios, dezinfekuotos tam, kad nesklistų kvapai, nesirinktų skysčiai. Toliau didelis dėmesys taip pat į 3 kategorijos šalutinius gyvūninių produktų laikymą. Tai čia taisyklė paprasta, jeigu kuo tu šilčiau laikai maisto atliekas, tuo tu jas gali laikyti trumpiau. Tai jeigu tu jas laikai kambario temperatūroje, tai jas galima laikyti iki 24 valandų, jeigu šaldytuve, tai iki 3 parų, jeigu šaldiklyje šaldote, tai iki 30 parų. Taip pat dar norėčiau paminėti, kad augalinės kilmės atliekas, jeigu jos greitai gendančios, tai iki 5 parų, jeigu ne, tai iki 30 parų. Toliau kontrolė, kryžminės taršos prevencija. Ką tai reiškia, kad negalima laikyti maisto atliekų kartu su maistu, kuris dar tinkamas vartoti. Toliau ženklinimas, atliekos, talpos, kuriuose laikote atliekas ir vieta turi būti paženklinta. Toliau ir turi būti vykdomi reguliarūs atliekų išvežimai. Atsakomybė atsiranda už netinkamą atliekų laikymą, už kryžminės taršos riziką ir už dokumentų nebuvimą. Toliau aplinkos apsaugos taikomos prievolės, tai aplinkosauga labai didelį dėmesį kreipia į rūšiavimą, tai ar atliekos skirstomos pagal srautus, į augalinės kilmės atliekas, 3 kategorijos ŠGP atliekas, riebalus. Dar noriu paminėti, kad jeigu neturite galimybės rūšiuoti 3 kategorijos atliekas atskirai nuo augalinės kilmės, tai jas galima rūšiuoti kartu. Tiesiog jau jų tas miksas bus laikomas kaip 3 kategorijos, nes 3 kategorijai yra taikoma didesni reikalavimai, bet svarbiausia vis tiek jų nemaišyti kartu su komunaliniu srautu. Tai atliekų perdavimas, jis turi būti tik patvirtintiems atliekų tvarkytojams, kurie turi leidimus tvarkyti maisto atliekas, jas vežti. Taip pat turi kartu su perdavimo dokumentais, tai vaštaraščiais. Toliau apskaita. Labai svarbu irgi sekti savo atliekų kiekius susidarančius, nes jeigu jų kiekiai didėja ir iki daugiau negu 5 tonų per metus, kalendorinius metus, atsiranda prievolė vesti atliekų apskaitą GPAI sistemoje. Ir atsakomybė atsiranda už netinkamą atliekų rūšiavimą, už dokumentų nebuvimą ir už apskaitos nevykdymą.
Tai pereikime prie dažniausių klaidų pasitaikančių, kurios vis dar šiai dienai nėra teorinės. Mes susidurėme su problemomis, su klientų skambučiais, kurie skambina, klausia, ką mums daryti, mes turime problemą, o ta problema atsiranda tada, kada pas juos vyksta aplinkosaugos ar veterinarijos patikrinimai. Tai kad maisto atliekos metamos į bendrą konteinerį, nėra aiškios rūšiavimo tvarkos darbuotojams, nes darbuotojai tiesiog nežino, ką jiems daryti su maisto atliekomis, jie tiesiog pasirenka paprasčiausią kelią tas atliekas mesti į bendrą srautą. Netinkamos talpos, tai jos būna nežymėtos, nesandarios, atsiranda kvapai, skysčio atsiranda aplinkui, tada netinkamas laikymas, tai jos tiesiog nešaldomos ir neturi dokumentų patvirtinančių atliekų išvežimą. Tai irgi susijęs su tuo, kad galbūt maisto atliekų tas viešasis sektorius tiesiog neturi sutarčių su maisto atliekų tvarkytojais arba atliekas laiko ilgiau, dėl to ir neturi dokumentų, nes jų tiesiog tuo gal momentu neatiduoda atliekų tvarkytojams. Tai kągi daryti? Tai 3 praktiniai sprendimai. Tai įsivesti aiškią sistemą virtuvėje. Jeigu aiški sistema, darbuotojams aišku, nebekyla klausimų, kągi jiems daryti. Tai atskiri konteineriai maisto atliekoms, turi būti aiškus ženklinimas ir atskira laikymo vieta. Tada darbuotojų traukimas. Jeigu darbuotojai neįsitrauks, tiesiog sistema neveiks. Tai turi būti vykdomi trumpi apmokymai, aiškios instrukcijos, paskirta atsakomybė ir vykdoma periodinė kontrolė ir toliau bendradarbiavimas su atliekų tvarkytojais. Tai labai svarbu turėti gerus atliekų tvarkytojus, kurie vykdys reguliarius išvežimus ir pateiks reikalingus dokumentus. Kalbėjome apie dažniausiai pasitaikančias klaidas, apie reikalavimus, bet reikia suprasti, kad yra ir kita medalio pusė, kad atliekos nėra tik atliekos, jos kitaip galima laikyti ir žaliava, nes mūsų atveju mes iš maisto atliekų gaminame biometaną, kurį naudojame kaip energiją ir kurą transporto priemonėm. Verslai prisideda prie mažesnės taršos, rūšiuodami maisto atliekas, padeda sumažinti iki 90% CO2 emisijų, prisideda prie žiedinės ekonomikos ir prie atsinaujinančių energijos išteklių. Trumpai apie mūsų įmonę dar šiek tiek. Tai mūsų įmonė jau veikia 20 metų, mūsų pagrindinė gamybinė bazė yra Vilniuje, tačiau mes dirbame visoje Lietuvoje, įskaitant ir Neringos savivaldybę. Tai mes surinkame augalinės kilmės atliekas, 3 kategorijos ŠGP, aliejų, riebalus, kavos tirščius, taip pat naikiname akcizinės prekes, surinkame taip pat ir ne maisto atliekas. Mūsų pagrindiniai klientai tai prekybos tinklai, Horekas sektorius, viešasis sektorius, maisto pramonės įmonės, o atliekas perdirbama išmaniųjų atliekų perdirbimo įrenginių pagalba. Ir pas mūsų veikimo principas labai paprastas. Užsakymą galite pateikti mūsų pardavimų skyriui elektroniniu paštu arba telefonu. Po užsakymo pateikimo vairuotojas atvyksta per 2-5 darbo dienas. Atvykęs vairuotojas užpildo elektroninį vaštaraštį, kurį jūs pasirašote iš abiejų pusių. Tada klientas tą vaštaraštį per 10 minučių gauna į savo elektroniniu paštu. Ir jeigu jiems yra priskirta prievolė vykdyti GAPAIS apskaitą, pagal tuos duomenis turi juos pateikti GAPAIS sistemai. Ir surinktos maisto atliekos yra perdirbamos, iš jų pagaminama žaliava biodujų jėgainėms, kur išgaunamas biometanas, elektra ir šiluma. Tai tikiuosi, kad atsakiau jūsų visus klausimus. Jeigu neturite su maisto atliekų tvarkytojai sutarčių, galite drąsiai kreiptis, pakonsultuosim. O jeigu vis dar turite klausimų, galite drąsiai klausti, kreiptis elektroniniu paštu, telefonu, kaip jums paprašiau. Tai ačiū.